Sveiki, su jumis sveikinasi Majis. Taigi, turbūt biški vėjas pučia, bet nieko tokio, tikiuosi girdit. Biški prieisiu arčiau. Kaip yra dabar? Man šiandien pamokos turėjo pasibaigti pirmą. Tai pasibaigė maždaug pirmą vaikam, kurie tiesiog, mano klasiokam, kurie, kaip čia pasakyt, nenorėjo ilgiau pasilikti. Pasilikom mes tryse praktikoj. Tiesiog, savo moksliškai taip, su mokytoju. Ir tiesiog, galiu pasakyti, tie, kurie norės tobulėti, tie, kurie norės žinių, tie, kurie norės mokytis, tiem gyvenime seksis labiau. Tiem gyvenime bus žymiai lengviau. Galų gale. Nors ir dabar sunku, nors ir dabar galbūt galvojasi, kad tiesiog čia darai daugiau, labiau, bet nežinau. Aš tiesiog sakau, kad viskas kažkada, kas įvyko, kas įvyks, turės pasiekmes. Tai gali būti geros pasiekmes arba blogos pasiekmes. Jeigu jūs, pavyzdžiui, dirbot, mokinotės daugiau negu kad kiti, tai reiškia, kažkada jums tos žinios atsipirks. Arba tos patirtys, arba tiesiog tas sugaištas laikas. Taip tiesiog yra. Ir ką? Ir tiesiog, aš ir to paties tikiuosi, kad man taip bus. Dėl to aš darau šitai, ar mane kažkas dabar prašo, verčia paimti ir daryti va šitos vaizdo įrašus, šitus įrašus, šitaip kalbėti, šitaip mąstyseną keisti. Ne, bet aš žinau, kad jeigu aš tai dabar darau nuo 18 metų, kad man kažkada atsipirks va šitas visas dalykas. Jeigu aš dar turėsiu pakankamai atkaklumo, kad tiesiog paimti ir nenustoti, tai čia bus dar didesnė kartelė. Vienu žodžiu, darykit daugiau negu kiti, būkit unikalūs ir gausit unikalius rezultatus. Nes dabar pagalvojus, jeigu, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, jeigu norit būti milijonieriais, finansiškai laisvais, tai milijonierių yra 1%, finansiškai laisvų yra kažkur 0,1% žmonių. Tai ką, spėkit ką, jums reikės būti antiek unikaliu, antiek kitokiu, antiek kitokią mąstyseną turėti, antiek dirbti stipriau, antiek domėtis labiau. Tai tiesiog viskas susiję. Ir reikės būti kitokiu negu visi kiti. Kitaip būsit bute, paprastam, dirbsit paprastą darbą ir niekas smagaus nenuveiksit gyvenime. Tiek iš manęs.